Labą dieną. Šiandien pas mus talka vyks. Nežinau kodėl, bet kažkodėl pas mus per talką va toks oras. Plius minus. Lyja. Labai įdomu tas, kad tu dar nepabaigiau gaminti futbolo. Šito human futbol aikštės, nes lietus. Pabaigsiu, kai lietus baigs lyt. O dabar prasideda talka. Greit atvarys žmonės. Aišku, fainiau būtų, jeigu šviestų saulė, bet būsim viduj. Vaikai gal tik tai nelabai, nors vaikai galės kartu. Ką? Pirštinės? Žinoma. Keletas talkininkų, kaip visada, jau darbuojasi. Čia aliejus, čia šiukšliadėžė, čia viryklė. Štai ir jūsų valgis. Ačiū. O čia salatas su aliejum, kaip skaniai. Čia keptas. Aš va taip. Pažiūrėk, tobula. Tik. Gaila, nespėjome Mišelino žvaigždučių patikrą. Kodėl patikrai ir konkursas? Nu, labai atrodo gardžiai. Čia va dar klientas stovi. Su šituo irgi taip pat gerai rūpasi, žiūrėk, aš to pradėjau. Nes vaikam tai rodai, nieko nerodai, kur aš... O nėra savo dar geriau. O, labą dieną. Labą dieną, jūs čia kaip gerai. Ane? Tau patinka būnai girdėjau? Daug man patinka. Čia viskas kitaip. Gerai, čia buvo siena. Taip. Čia buvo siena, čia buvo labai siena. Neprastus. Geros. Aha, Čia kas buvo? Čia yra... Aš sakau, nu. Užvaldė pinkas, kuris naudos statymui sienos. Nuvalda grūstukus, sudedame čia paskaišmai tenais. Nori prisijungti? Labai malonus terapinis darbas. Gaudom. Respiratoriai yra prisiniai visų rankų dydžių. 7 ir 8. Gerai reklamuoja. Nu, tik jisai gerai prastesnis apsirengti. Jo. Nuomatis ir nuolapinė nuomatis visą ką turėtų daug pasibandyti. Vardai? Didelė palapinė viena, kad tai galėtus, ir panašiai. Jo. Mes sakom taip. Nu, jis įrodė, iki... Patinka kortas? Jo. Patinka mes filmuojamas vis dar. Paslapčių neišduočiam jokių. Linkėjimai. Kada čia? Birželio 23? Tikriausiai. Kaip man per kiek laikas patinka šitą krūvą? Tai pusantros valandos. Oho, optimistė. Tokiu pagreičiu įdėjau. Gerą dieną. Gerą dieną. Kaip sekasi? Labai gerai, šitas man patinka labiau įrankis. O galiu duoti, kaip dar daugiau tokio reikia? Šiaip mes čia dalinam, gali Galiu duoti. mažesnį tokį. Gali duoti vieną tokį dar. Lietutis gražiai gaidu. Va, gavome teres dvi. Regėsit šitą visai balalaiką. Nelabai atlaikys, o šitą neblogai. Čia, kai jeigu jas nuotraudytas, paskui nusimsiu, bet iš esmės viskas čia elektros nėra, bet ten jau yra tam laida, aš izoliavau, ten jau yra, tai tenais tą laidą. Tas turi izoliuotis tam yra. Ten yra, čia jau niekur nėra, tai čia visų galima paleisti. Labai pasitėlėti. Tai gera, jie laukia būtų, palaukia, jie dabar įsivėsti. Kaip tau gerai? Mažok, geris. Ką tam panesi dabar po? Ką padaryti? Nenusitraukti? Nenusitraukti. Nėra pati geriausia.
vakarienėje. Oho, koks įdomus parodyk, Juozapas. Čia mano parduotuvės Ateik. salmas. Ateik, parodyk. Tai jas išgavau salmas užas. Gali pažiūrėti mažas. Yra nugaroj ir priekį. Nugaroj ir priekį. Tai gal Elžbieta gali su juo dirbti? Leis Elžbietai su juo dirbti. Taip reikia važiuoti? Ne. Bet paskui Gal gal jis netelpa čia mano. O galiu tam uždėti, pažiūrėti, kaip atrodo. Kaip čia reikia dirbti? Opa, O. kietai. Nu kaip gerai varo. Čia gerai. Nu, super. Neskubam labai, bet Labai gerai. Čia tempas priklauso nuo... toks nori. Aš visiškai. Čia yra darbo terapija. Kokia ten terapija įsivaizduoji? Kokia terapija? Smūgė. Smūgio terapija. Smūgio šarpina. Sveiki, ką tu čia veiki? Pjūtis didelė, darbininkų irgi nemažai. Gražus vaizdelis. Vokietija pirmą kartą tai daro. Nes nenoriu, kad būtų šalta, nes Taip, nuo viršaus, aš tai va taip. Čia dar yra kambarys, kurį yra idėja pavesti svečių vieta. Tai idėja šiandien, kadangi bus nakvojančių dar žmonių, tai gal spėsim susitvarkyti čia ir padaryti gyvenamą. Ir kad ateity galėtų atvarę svečiai čia nakvo. Tai reikia išsinešti viską, išsivalyti visus voratinklius, gal išsidažyti šiek tiek. Ir pažiūrėti čiužinius, kas ten iš jų gero. Gal mašiną patrauk? Kieno čia toks stovi? Trantaliuks. Ant rėmų tai nieko. Atlaikys ją. Va dviračio vos nesugadino. Kamu paklodžiu, prašom atvykti. Čia va į Humanos vešim parduotuvę. Snygi, ateik čia. Kelnytės? Neužsinorėjau. Velvetinės. Aš visai norėčiau. Į Mercedesą tik nepataikyk. Ai, nu bet Elžbietos, tai jinai nepyks ant tavęs. Marija sakė, tai nebus gaimo. Nu? Nustumė. Metam? Hier, kur skrendam ant iki Egiptą? Su tokiu lagaminu. Mes tik į Daniją skrendam. Į ką? Tik į Daniją. Į Daniją! Kliurt, o, ir atsidarė. Ką čia prisikrovėt? Ką į kelionę buvot pasiėmę? Ai, tai skrydžių bijot? Skrydžių bijot kažkaip? Čia turim metalinę žnyptą. Čia kažkoks tai, aš tokius, pavyzdžiui, pasiliekus, kažkoks atrodo įdomus. Tu įdėsi. Šita tai būtinai. Būtinai. Dumžlės, tai Čia bitininko reikals, dumavonė. Gerai. Čia nešiukščių maišai? Ne, čia pautės. Šitą labai gaila, kad nufilmavai prieš. Aš Nufilmavau. nufilmavai? Jo. Ką sako, bandėsi? Jo, jo. Labai gerai. Reikės. Man nesafono reikės. Pasileisim vakare. Tai gali. Jeigu gal naudoji tokį. Pavutės galima šiaip smygti. O ką, jisai sisios jas? Ai, tu gali pakloti jam kur nors. O, kai veidrodyje. Pakadėlės palieku, gal panaudosit. Turiu 100 000. Negerai metam. Ir šitą mes laukam. Jo. Nu, tu, Vincentai, tu biški žiūrėk, ką darai. Tai mes.
Čia dar iš kitur. Paliepė didelė. Varyk stumk. Tiksliai, taikinė. Wow. Dar. Žinai. Op. Nu va, visai neblogas kambariukas gaunasi. Bus. Kurie čia miegos? Jūs ar jūs? Visi tempo. Jau kas tvarko. Anikė sakė, nori su manim nakvoti. Tai manau, dažysim kambarį mums abiem patinkančią spalvą. O, tai žinok, jinai turi vieną išsirinkus. Kokią? Kažkokią vyšnavą. Nu tai va, kažkoks toks kambarėlis gali būti ilgiausias. Planas šiandien nudažyti šitą kambarį. Pagalvojom iš karto jau, kad vienu įpu. Nežinom, ar galėsim čia miegoti, bet... Tikime, kad paslėpsim šitos visus juodus. Va šituos. Nu ten tą gal geriausiai parodyti. Šitą? Ja, tai ne. Čia kažkas į tualetą nespėjo nueiti. Iš... O, ačiū, Nikė, šunelė, atnešk. Opa, ačiū. Kibirėlės jums, ponas. Ačiū labai. Truputį pamiksuosim spalvų. Nu, atsargiai iš lėto, neskubėk. Sutirštėja kiaušinių kvapo dažai. Va, kaip tas. Jau pakiba. Aha. Gerai, paskui iškrapštysim. Neištraukti, tai gerai. Nu va, kambariukas visai gražėja. Luboms dažai užmaišyti, biški geltonuoja. Šitų įdėjom dėl masės, bet labai išlykšti spalva. Išdažysim lubas ir tada sienom reikia maišyti spalvą. Veiksmas ir čia vyksta. Visi darbuojas. Nieko. Simonai. Tai filmuoja. Negali pasakoti? Privatu. Licencijų informacija. O, atleisk. Toks. Gerai, uždarau kamerą. Čia turim tokį dažų rūsį. Štai toks rūsiukas, kur renkuosi spalvas visokiausias, laikau čia, kad neužšaltų buvo per žiemą. Kokią spalvą dažysim? Tokie spalvų pasirinkimai. Makaluojam. Super, tai žodžiu, dažo tik šitą sieną, Anikė. Šitą sieną nesidažo. Dažysis kitą spalvą. Tik šitą sieną. Ir pačio kampo nedažyk, aš jį dažysiu. Gerai, Anikė? Va. Šitą sieną visi. Gražiai. Va, super. Keisi. Arba pasimk, važiuok, iš jūsų kibirėlį į ranką. Tai labai gerai, pasimk į ranką. Šiek tiek įmerki, nubraukti ir tada dažai. Siena ir bus nelygi. Manau, kad čia jeigu nebus tavo kambarys, nes visam darbui duodžiu spalva. Jėzus ir Marijos.
Yra Nikis. Ir Monikykis. Ne. Gal ir Monika nesako. Ką dažom? Ką? Sieną. Kokia spalva? Rožinė. O ne. Be pirštinių kažkas eina plauti rankas. Parodykim, einam tam pasižiūrėsim. Liepno. Ar čia neradė? Jo, bet čia nėra. Kur surašai? Jo, čia šitą dalyką. Pažiūrėkit, kas man! Anikė. Man įkrito indelis dažų. Einam, Vincentai, greitai paplauti. Mama leido, jeigu Gerai, ateikime parodysim. Wow. Darysime šildelę. Aš dabar nuo grindų sėdžiu. Vincentai, kur tu lipi? Žiūrėk, stop. Tu jau eini lauk iš čia, tu specialiai lipai dažus ir visur. Aš čia dar kalbėjau. O matai, žiūrėk, parodysiu Vincentai, ką reiškia lūpas. Žiūrėk, dažau. Ir vieto, matai, krenta. Ir viskas lieka čia. Ir aš nebegaliu dažyti jau. Reikia nusivalyti. Gal servo? Pasiruošęs, jo? Taip, pilstum žais, va. Žiūrėk, va. Iškart. Varom, iškart. Laikas jau ne. Dar? Jo, jas reikia ant žemo skirti. Oi. Nu čia jau tokį svarslovą visą yra. Vakar jau išsikrovė telefonas, tai nebefilmavau nieko, bet štai koks kambariukas. Vakar viską nudažėm. Čia tas rudėsis toliau išlindo, nu taip ir žinau, kad bus. Tai štai, vaizdelis žymiai geresnis negu buvo. Blėts visiškai remontas, tai statysim lovas. Bandysiu kiliminės dangos atrast. Ir bus super. O kodėl dažėm rožinę spalvą, šiaip tai tikrai, man tai negražu. Bet turėjau labai daug rožinių, va tokių va dažų. Tai nenorėjau šitam kambariui naudot kažkokių tai normalių. Tai reikėjo naudoti rožinius, nes turiu ir ten ir pilkų kažkiek. Šiaip nebeturiu labai jau tokių gražių spalvų, bet dabar čia bus puikiai. Kaip mano močiutė sako, perdažus ką nors, nu bent jau švarumis. O kol dažėm ten,
Čia įvyko irgi stebuklas. Čia viską išvalė. Plytos jau atrūšiuotos. Super. Čia įdomiai kaip kokio kamino būtų kažką šaktą. Reiks dar šiandien nulupti šitas visas grindis. Bet šito ploto, nes čia betonuosis, tą betoną išdaužyti. O šiandien atvažiuoja dar daugiau žmonių. O rytoj atvaro nusmeliuoti tas sienas. Tai manau, mes čia būsim puikiai pasiruošę. Čia visokių laikraščių paslėptų yra. O, čia gerai. Čia jau čia šildymas. Čia pasispėlių. Nes čia po šitom grindinti labai buvo dabar. Ar reikia ištraukti vis? Sergiai. O turi siauresnį kokį... Su tuo išvažiuosim. Sergiai. Tai aš galiu padaryti. Su rankom nulaužti, bet... Na, aš su rankom vieną... Šaunuolis, Vincentai. Šaunuolis, labai gerai. Čia reiks viską išdaužyti šitą visą betoną. Pasiilgo daugio? Jo. Jo. Jisai čia galiausias pagalbininkas. O tas? Važiuoja. O, kaip čia smėlio bus kraut kažkam. Pažiūrim, kaip čia... Pala, pasitraukit centrą, jos nori važiuoti, kaip skyla tas betonas. Ar lengvai, labai. Pasitrauk, gal apie toliau gerai. Skyla. Visai. Tai bus šitoj vietoj, ką mums šitoj? Šitoj pačioj bus. Tiesiog nauja. Varysiu. Nes tas jau, nu žinai, buvo. Čia tu gali ir užlipti. Čia galima trepti. Jo. Iš čia? Jo, va čia vienam stalo, jo. O kas yra respiratorius? Respiratoriai. Apsauginė tokia priemonė ant nosies. Nu, gerą darbą jums yra, tai... Ai, bet jau dabar nevyko. Bet tik grindis dabar. Tai va, darbo planas pirmam trimestrui. Dalyvauti kroso ir lengvosios atletikos varžybose. Pratęsti susirašinėjimą su Ukrainos mokiniais. Kiekvienas mokinys išsiprenumeruoja spaudą. Tada tikrinti mokinių švarą. Super. Čia šiandienas jūsų darbo planas? Spėsim ir susirašyti. Aš tai, žinai, radau čia buvusių gyventojų, kaip jie vadina, sveikatos aprašymus. Va. Gyvena šiuo metu Švedijoje. Čia va aprašyta, kokiam lygom, kas irgi. Gimęs 80 metais. Infekcinė eiga, tymai,
angina, polipai, visą ką. Prirašyta, ko tik nėra. Opa, nu tokį botą turiu palikti. Žvejybos botai. Gal man iš karto. O, parodyk. Žvejybos batai. Ne, nu reikia atidėti, dėl pavojų prireiks. Vados. Kas ateina? Man iki šlaunį. Šiaip galiošiukų gerų yra. Niekas nekišėjus kojas. Kelintą išmero. 8 man. Ai, norėtum? Kem pirmą. 205. Kem pirmą rašą, žinoma. Ate. Tai baisu. Negyventum čia, Marija? Kai bus rožinis balbių kambariukai. Čia, kai nudažysi mane, Čia kai bus. tuos, va, realiai viršui tik užtenka net nevalyti, nudažyti tuos. Nu čia, Voratinkliai. pavadinu Hario Poterio kambarių tokį voratinklių, tikrai. bet tai visai nieko. Nu va, išsivalysim viršį čia. Valysim. Čia langelis yra galima prižiūrėti. Veiksmo netrūksta. Jau versk lauk. Koks moco ratas geras, reikia ką, jeigu ką, kaip zapaskį pasimėti. Viską jam reikia pasilikti. Jokauja. Nori pažiūrėti kaip ten. O, kiek prišikta į tą ratą. Eina savo, kaip ten gražėja. Viskas, va, kambarys vienam vaikui. O ką tu čia darysi? Tiesiog nori išvalyti dabar. Uzbekavo kelią.
kad man čia būtų gražiausias kambarys visam Venecijos. Gerai, aš kažkokia čia nusipirkti, dabar jau pradedam galvoti. Kokiaunių šūdus besimokyti. Žinai kodėl, mačiau, kad atsisakė atvedė atvažiuoti. Mes tada pasakė, Sakė, kokį gauna, kiek ir atvarė, tai nežinau. Lėksas dažyt. Ne, mes matai, Elžbieta, gavom tik maišus laikyti. Jau iškart po konteksto suprato. Kas čia lipa? Didvyris lipa žemyn. Pjaukučiam. Nu, vieną palėpėlę išvalėm. Eina savo jūs. Tai žinai, voratininkai tokie žiauriai bjaurus, dar valysit ir valysit juos. Čia yra tokia palėpė. Žodžiu, kur dabar nesimato, išėmėm šviesas jau, bet kaip čia gražiai išvalė. Kosmosas. Kosmosas. Čia buvo pilna kiaunių privaryta. Nerealiai. Ten langiuką reiks atsidaryti, bus šviesiau dėti orgaškių kokią. Ir visa palėpė tiek išvalyta jau. Ko laukat, vaikai? Snygio. O kur jis yra? Ona, nori su kečupu, kad būtų? Gerai, valgyt kaip šventiškai. Sėstingai. Ona su kečupu? Skanaus! Įbaigti po metų, turiu laiko pasiruošti dabar, man. Kaip sakyt, nereikia nusigrįžti. Man irgi pranešuolė, kad reikia daugiau fiziškai sportuoti tiesiog. Ten tiek. Neparadai dar? Aš toks vargšas, esu žinok, važiuos, man neragau tinginio. Vakar žiauriai gerai padirbėjom, o šiandien va 9 ryto atvažiuoja smėliuot mums sienų plytų iš vidaus. Šiek tiek noriu pasibandyti, tai man atrodo bus žiauriai gražus vaizdelis po šiandienos kambario. Vaizdelis pasikeitė. Dar reiks nusiplaut. Bus gražu. Na ką, talka baigėsi. Vakar visi jau išvažiavo. Tai iš tikrųjų taip gera, kai pasidaro tiek daug darbų, šakės. Ir supranti, kiekvienas darytum tą patį darbą. Ir kaip pasidaro su krūva draugų. Tai atvažiavo iš tikrųjų net daugiau negu tikėjausi paskutinę dieną. 3 šeimynos dar plus prisidėjo. Tai žodžiu, buvo super. Palėpiai vaizdelis pasikeitė neįmanomai. Visiškai. Tai
Dar čia truputį apsivalysiu, apsitvarkysiu ir bus žiauriai faina čia erdvė. Ir susineš savo daiktam ir netgi pabūt. Žodžiu, juda reikalai pas mus. Čia buvo dabar, nesimatė, prasme, net čia buvo 30 cm šiukšlių visokių. Net išsirbė. Žiauriai smagu. Štai tiek visko išskrido per langą. Aš asmeniškai būčiau mažiau išmetęs, bet šiaip žiauriai gerai, kai draugai tokį padaro, tiesiog viską išmeta. Nes tie daiktai, kurie aš gal būčiau pasilikęs, tai aš tiesiog būčiau juos išmetęs po 5 metų arba ten po 2. Tai šiaip visiškai reikia kartais negailėti kažkokių tai daiktų ir nesaugot jų, o tiesiog atsikratyti, kad biškį atlaisvėtų galva. Tai šiam kartui tiek. Einu į Rūžavą į kambarį. Tai čia irgi dar. Čia jau miegojo pirmieji žmonės. Dar čia nieks aišku nepabaigta, bet jau visai neblogai. Ate.